Labas visiems, čia Evaldas iš Eva Games ir šiandien netokia įdomi galbūt tema kaip praeitą kartą, galų gale vaizdo plokščių kadrų per sekundę neskaičiuosim, bet manau, kad tema galėtų būti įdomi vienam specifiniui segmentui žmonių, galbūt dviem, kuriem patinka maži korpusai, užimantis mažai vietos ir tas vadinamas Nordic stilius. Aš net nežinau kaip jį apibūdinti, bet kai jūsų korpusuose pradedama naudoti medieną, tai tikriausiai yra tas Nordic stilius. Yra žmonių segmentas, kuriem patinka tai labai. Ir klaviatūros su medienos elementais, ir korpusai, ir panašiai. Tai čia būtent galbūt orientuota į jūs. Ir pas mus šiandien ant stalo yra Fractal Design. Mes esam kalbėję apie Fractal Design Terra, o dabar kalbėsime apie R2. Tai pavadinimai ganėtinai panašus ir tas Terra korpusas, tai tas senesnis, kurį mes darėm praeitais metais video apžvalgą, kur keletą komentarų buvo, kur aiškinamės, ar vis dėlto ten yra mediena, ar medienos imitacija. O dabar yra R2, kuri kaip ir galbūt turėjo būti pavadinta Terra 2, bet vieną raidę kažkur tai pametė. Sunku pasakyti, bet tai yra, pavadinčiau, didysis Terros brolis. Ir kaip matote, galbūt šalia vienas kito, jie šiek tiek skiriasi. Ir nors iš vidaus, jeigu pasižiūrėsite, netgi atidarimas yra visiškai kitoks. Išimat filtrą ir voila, visas korpusas atsidaro. Aš pirmą kartą tokį matau, bet man asmeniškai labai patiko. Vidaus išdėstymas yra labai panašus į pirmąjį pirmtaką Terra, tik kas atsiranda papildomą, jūs gaunate tai, ko trūko pirmoje revizijoje, jūs gaunate galimybę turėti vandens aušinimą. Ir buvo Cooler Masteriai, neklystu, N200 gal korpusai, jo apžvalgą irgi turėjome dar metais vienais anksčiau, kuri buvo jau integruotas 240 ar 280, bijau pameluoti, aušintuvas ir tai buvo korpuso dalis ir prasidavinėjo kartu su korpusu. Dabar jūs turite galimybę tokį aušintuvą įsistatyti. Ir prieiga šiek tiek yra palengvinta prie pačio naudojimo. Aišku, dar reikia prie kai kurių dalykų plius minus priprasti. Tai viršui atsirado daugiau vietos ir kas yra labai faina, galėsite naudoti savo vandens aušinimą. Taip pat apačioje buvo šiek tiek palikta daugiau vietos ir tai, kas pirmam korpuse buvo labiau teorinė galimybė turėti aušintuvus, apie tai irgi esam kalbėję. Šiam korpuse tai yra ne tik praktinė galimybė, bet jie jau yra ir įmontuoti. Tai yra du standartiniai Fractal Design PVM stiliaus aušintuvai 120 mm. Kas labai yra keista, Fractal Design nustatė šios aušintuvus traukti orą iš apačios ir pūsti tiesiai į vaizdo plokštę. Tai yra labai gera mintis, netgi sakyčiau, taip ir turėtų būti. Dabar iškyla kokia problema. Šie korpusai, tiek pirmasis, tiek antroji jo versija, naudoja SFX arba SFX-L stiliaus maitinimo blokus. Tiem, kas nežino, tai SFX yra tiesiog small form factor mažytis ir kitokio čia neįdėsite. Ir kaip veikia aušinimo visas tas cirkuliacinis ratas. Oras yra traukiamas per didįjį ratą, per aušintuvą ir išpučiamas apačioje, kur įprastai jungiate elektros lizdą arba turite mygtuką. Dabar žiūrėkit, kas gaunasi pagal nutylėjimą šiam korpuse. Aušintuvas traukia orą iš apačios, maitinimo blokas orą išpučia į apačią. Šitoj vietoj gaunate nediduką viesulą, kuriame šaltas oras iš apačios kyla, karštas oras bandomas leisti žeminti. Tai efektyvumo čia per daug neturėsite. Aš iš karto asmeniškai rekomenduočiau, dar prieš pradedant montuoti visą šitą sistemą, jeigu ketinate apačioje turėti aušinimą, galbūt šio aušintuvo visiškai nenaudokit, arba galbūt persukit, kad jisai orą trauktų lauk, bet tada atskreipkite dėmesį, kas vyksta su šiuo aušintuvu, nes jeigu vienas aušintuvas tam pačiame lygyje orą pūs lauk,
o kitas įtrauks į viršų, jūs gausite nedidelę skalbimo mašiną. Tai šitoje vietoje reiktų gerai pagalvoti, ko jūs tikitės ir ko jūs norite. Ir galbūt, jeigu viršui nenaudosite vandens aušinimo, kas vėlgi yra optional, galbūt šios aušintuvus galima būtų iš apačios perkelti tiesiog į viršų ir šitą situaciją tokiu būdu įspręsti. Tai lygiai taip pat kaip ir senajame korpuse yra mažyčiai, čia vadinkim 3 padalos, Fractal Design Terra buvo 7 padalos, kur leidžia jum stumdyti pirmyn atgal pagrindinį tvirtinimo bloką. Tokiu būdu jūs galite turėti daugiau vietos savo vaizdo plokštį ir mažiau vietos procesoriui, arba atvirkščiai. Galbūt vaizdo plokštė yra tik tai 2 unitų, o jūsų procesoriaus aušintuvas turi daugiau vario ir yra šiek tiek aukštesnis. Šiuo metu tai yra sukonfigūruota maksimaliam vaizdo plokštės pločiui ir mes savo atveju turime, vadinkim, nuo apie 7 cm nuo plokštės iki aušintuvo galo. Jeigu vaizdo plokštė būtų šiek tiek plonesnė, arba, sakykime, įskirtume mažiau laiko, galėtume dar padidinti maždaug apie 1,5 cm vietos padaryti procesoriaus aušintuvui. Tai vėlgi, tai yra visiškai lengvai pasirenkama, lygiai taip pat kaip buvo ir senajam korpuse. SSD diskų, kaip čia, tvirtinimas, turbūt Fractal Design pagalvojo, kad SSD diskai 3,5 mm colių, vadinkime, milimetrų. Jie galbūt netokie populiarūs ir gaunate savo diskų tvirtinimo nišą, kuri beveik uždengia pusę aušintuvo. Tai kaip ir efektyvumui to neprideda, aš taip įsivaizduoju, čia yra vien dėl to, kad dauguma, rinkdamiesi tokį brangų korpusą, tai pasakysiu, kodėl brangų, dauguma tikriausiai ras 1-2 eurą įsistatyti M2 SSD diską ir iš šios dalies nenaudos. Tai jeigu jūs ketinate jos nenaudoti, ką tikriausiai darysite, nepamirškite šio metalinio laikiklio įsiimti ir palikti daugiau vietos aušinimui. Nes turėkite omeny, tai yra labai mažas korpusas, tai yra beveik 19 litrų, lyginant su senuoju, kuris buvo 10,5 kažkur. Tai yra vis tiek mažas korpusas ir kiekvienas laidelis, kiekvienas blogai surištas laikiklis, kiekvienas SSD diskas jum stabdo aušinimą. Ir nors šis korpusas iš visų pusių kvėpuojantis yra, kaip matote, perforacijos turime labai daug, jis vis tiek nėra toks perforuotas kaip senasis Terra korpusas. Tai, manau, reikėtų atsižvelgti. Dabar, kaip paminėjau, kodėl korpusas yra brangus. Na, jis kainuoja apie 210 eurų. Tai gerokai brangiau nei, ką čia palyginus, Fractal Design Define 7 kompaktas, jei neklystų, kainavo apie 100 iki 150. Tai jau matos, apie kokią mes kainų skirtumą matom. Ar čia galima turėti kažkokią šaunę komplektaciją? Procesoriaus prasme, manau, taip. Aš net įtarčiau, kad tas pats 9950 MX su 280 mm aušinimu gero gamintojo. Manau, čia kuo puikiausiai išgyventų, nes ploto aušinimu jam nelabai svarbu, ar tai bus taip aušintuvas, ar taip aušintuvas. Jis savo plotą turi, fizika savo darbą atliks ir jis jį aušins. Dabar dėl vaizdo plokštės aš nesu tikras, nes, sakykime, maksimalioje procesoriaus konfiguracijoje jūs turite vaizdo plokštę apie 6,5 cm. Ir aš rekomenduočiau 2,5 unito storio vaizdo plokštę, nedaugiau. Ir nepaisant to, kad orą jinai galbūt galės iš šono siurbti, vis tiek vyks kaitimas, oras, visa temperatūra, karštis koncentruosis į viršų. Ir aš galbūt sakyčiau 60 stiliaus, tai 30-60, 40-60, 50-60 vaizdo plokštę. Nu, kai tokie išeis, jeigu išeis. O tarkim 40-70 Super TI 2,5 arba 3 unito, aš labai abejoju, ar ji čia jaustųsi gerai, nes šita dalis bus nepaprastai karšta.
Ir tas oras nebus taip greitai išpučia, nebent jūs norite turėti garsų korpusą, kur aušintuvai visą laiką suksis apie 80% nustatymų, bet tada prarandat prasme, kam turėti mažyti gražų, žalią, malonų korpusą, eko, kartu to, kuris vos tik įjungus, nuo ryto iki vakaro cyps, ūš ir panašiai. Tai aš sakyčiau, čia yra tokia galbūt nedidelio gamerio, nedidelio entuziasto žmogaus, kuris kars nuo karto kokį palošia Fortnite'ą. Tikrai ne 4K gamerio korpusas. O ar rinktis, nes senieji korpusai Terra ir Era 2 kaip ir naujieji, bet šitie vis dar gaminami, vis dar jų yra. Ir kurį rinktis, man asmeniškai patogiau, labai bus keista, čia daugiau vietos, bet man asmeniškai patogiau buvo surinkinėti tą korpusą, mažytį, nes kai kurie dalykai jame buvo geriau apgalvoti, tiek tas pats maitinimo bloko išdėstymas, tiek vietos maitinimo bloko laidams ir panašiai. Tai man jis labiau patiko, bet jį aš įsivaizduočiau geriausiai atveju su 30-50 vaizdo plokšte. Net vargu ar 30-60 jame gerai jaustusi. Tuo tarpu čia jūs turite daugiau galimybių. Tai darbo kompiuterinio žaidimam įsivaizduočiau mažesnį korpusą, šiek tiek lengviem žaidimam įsivaizduočiau tokį korpusą, o jeigu jau esate tikras gameris, tai įsigykit savęs vertą gamingo korpusą, apie kurį galbūt ir pakalbėsim kitam video. O šiam kartui tiek, tikiuosi Vilius prifilmavo iš arti labai gražių vaizdų, nes būtų smagiau žiūrėti į patį korpusą nei į mane. Ir iki kito karto. Ate.